Sveiki sugrįžę ir vėl į 101 Customs ir šiandien tęsiam darbus prie M6. Aišku, po trumpų atostogėlių, biškį 2 savaitės nesimatėm, bet nieko tokio. Iškart prašau, nepamirškit paspaust like, subscribe, mums tai padeda. Nu ir ką, žiūrim, kas čia gaunasi su M6. Tai M6, kaip matot, nuimti suportai, mes jas perdažysim tą pačią spalvą. Pėjus biškį aprinko priekį, laukiam lempų, realiai čia galima dėti viską, sparnai dar neprisukti ir kaip matėt, išėmėm panelę. Čia biškį buvo netikėta, bet savininko prašymų reikia persiūti iš naujo panelę, nes yra biškį patrukinėjus kai kur. Tai ką, o viduj turim račiukus, naujai perdažyti, paruošti ant M6 uždėti. Turim ir tokių daiktų, kažkada mūsų darytas Ducati priekis, taip pat ten matosi šonas. Taip biškį po varžybų turėjo įvykį, čia nebuvo iš tos vietos, išgimdėm naują, taip pat kaip čia, nudažysim 2 spalvom ir atiduosim. Ką nieko nelaukiam ir einam pasižiūrėti, kaip atrodo tie mūsų suportai M6. O jie atrodo kaip nauji. Šios savaitėlės darbeliai tokie, po biškį judam, krūtam, bandom įsivažiuoti. Patys žinot, kad po atostogų gana sunkoka. Taip pat Pijus pasikeitė savo Porsche variklio karterį. Ir matėt, praeitose mūsų serijose pakeitė tą antrąjį karterį vadinamą. Reikėjo pavargti, išimti dėžę, bet pasidarė. Tikiuosi susikurs ir važiuos gerai. Nu ir prie to pačio dar karbono. Tai M6 priekinis lipas. Visas karboninis. Parodysim, kaip čia mums jį gausis primatuoti. Nes karbonas ne pačios geriausios būklės, kokybės labiau sakant. Tai kaip ir matėt, buvom apžiūrėti Porsche pas tampytojėlį. Tampytoje. Tai darbai juda po biškį į priekį. Arka galinė padaryta, ištiesinta iš tos pačios. Po to liko jam priekis, susimatavo balkį ir bandys priekį atitampyti. Prie M6, kaip ir rodžiau, stabdžių diskai nudažyti ir uždėti jau ratukai nudažyti. Laukiam priekinių lempų, laukiam panelės ir galėsim toliau tęsti darbus. Taigi, šiandien yra antradienis ir tuoj neužilgo grįš vienas projektėlis, apie kurį kalbėjau praeitose video ir sakiau, kad parodysim viską nuo A iki Z, kas yra pradedant kainomis, baigiant pilnos mašinos irgi kainą, kuri atsistos, kai sutvarkysim visą ją pilnai. Tai skambino traliukas ir sakė, už valandos bus pas mumis, neužilgo eisime, parodysime, kaip nusikraunam, parodysime visus defektus ir svarbiausia, pabandysime nustebinti draugą, nes jisai dar nežino, kad grįžta šitą mašiną iš Klaipėdos būtent šiandien. Tai pažiūrėsim, kokia bus jo reakcija į jo grįžusi automobilį iš Amerikos. Didžiausias Golfsteris, Ferrari, baltas. Baltas Ferrari. Ar Lamborghini geriau, kaip vadinti? Countach.
Biršteinai, Dulskiai. Biršteinai. O, geras daiktas. Tai mašinai pat toks. Geras daiktas yra televizorius. Ne reklama. O, tada. Žvėris, blėm. Iš karto užsigūrė, pažiūrė mašiną, grįžo iš karto. Taikį ribotuvą. Taigi, kaip matot, mašina nukelta, garsas pabandytas, užsikūrė iš pusės pasukimo, nors biškė kumas, čiučiuką primiręs. Taigi, kas iš upgrade'ų, kaip sakoma, padaryta yra, tai APR ratai, tada mišimoto radiatorius aliuminis, dar jūs priminė, tai sudėti Bilšteino amortikai, visas komplektas ir jisai yra gan naujas, kaip pagal vaizdą matas. Kas iš defektų? Durys, sparnas kapotas, televizorius, lempa, priekinis bamperis, grotelės, ana lempa suskilus. Dar vienas dalykas, kaip ir sakiau, bandysim nustebinti draugą, nes jisai nežino, kad ta mašina jau yra pas mus kieme ir žiūrėsim, kokia bus projekto eiga toliau. Tai taip, kad laukiam draugo, turbūt arba šiandien, arba rytoj. Taigi šiandien trečiadienis ir jau diena baiginėjasi apie 5 valandos. Neseniai skambino draugas, kuriam vežėm golfą. Atvažiuoja pas mus ir pažiūrėsim jo reakciją į pirkinuką. O per šiandien aš pasidariau visai nemažai prie Harlio. Tai Harlis irgi įpusėjęs. Šiandien nudažiau ratus, galinis ratas, priekinis ratas. Jau diskas uždėtas, abudu diskai. Tada einam į kamerą, parodysiu, ką dar nusidažiau. Nudažytos rankinėlės, posūkių, kaušeliai, veidrodėliai. Metė viską skurtai dažyti. Tai ką, draugai, šyla oras, kyla noras, kaip sakant, tai atėjo Nissano eilė, pabandysim per porą savaitėlių suspėti jį pasiruošti ir persidažyti kitą spalvą ir taip pat uždėti kitus buferiukus ir slenkščius. Norim spėti iki mėnesio galo, bet žiūrėsim, kaip bus. Tai ką, nieko nelaukiam, Pėjus jau ruošia buferius, o aš pradėsiu prie kėbulo, manau. Tai reikia buferius nusilimti, biškį apsiardyti, nu ir galim ruoštis. Tai, kaip matot, busas pilnas Porsche detalių
Ir dabar važiuosim vešim tampytojui visas detalės, kad galėtų padaryti paskutinį prisimazavimą ir paskutinį surinkimą jo darbuose. Paskui grįž pas mus ir eisim dažyti. Tai šitas apie Porsche update'as toks. Važiuosim, parodysim aišku. Ir einam parodom, ką dar nuveikėm su Sirena. Tai Darius jau įpusėjo į darbus. Tai viską nusišpakliavo šitoj pusėj. Anoj pusėj meninis išlygino duris, taip pat visos nušpakliuotos. Užvirintas valytuvo skylė, nebus valytuvo skylės. Paskui prisimatavom buferius, kaip matėt. Ir šiaip visai neblogai turėtų atrodyti, nes kadangi 31 dieną mus priėmė į šofą, kuris vyks Vilniui, Detailers Place patalpų aikštelėje. Tai taip, kad atvarykit, pasižiūrėti ir pamatysit mūsų Sireną naujam amplo, kaip sakoma. Tai va, su Sirena tiek, paskui parodysim dar vėliau. Ir tuo pačiu galite įsigyti produktų iš Detailers Place su 10% nuolaida, o mūsų kodas yra 101 Customs su C raidė, nepamirškit. Ir gavom dar vieną projektėlį tiesiai iš Amerikos ir tai yra Dodge Challenger 6.4 Rumblebee su 392 Hemi motoru ir tikrai neblogas variantas. Aišku, kaip visą laiką daužtas, bet nieko tokio, sutvarkysim. Bus tikrai įdomių vaizdų, nes iš karto galiu pasakyti, kad dėsim white body, dėsim priekį visą SRT, kuris priklauso white body'ui. Taip pat, aišku, ir salonas susitvarkys, nes salone šovė airbagai yra. Daugiau defektų kaip ir nelabai yra. Čia tiesiog pažymėta yra, kad įbrėžta sudūrimą ar su kažkuo. Čia irgi brėžimas mažas, bet nieko tokio. Šiaip mašinytė labai gyva. Ar gražiai? Nelabai darė. Taigi biškį praserdėm Challengeriuką ir pamatėm, kad nieko labai baisaus nėra, apart priekinės šakės ir traverso. Aišku, dar laikiklis radiatorių yra
nulenktas, išplėštas šitas daiktas. Realiai pakeičiam sparną, lempa irgi vienas laikiklis tik nulūžęs, tai turbūt tvarkysim, nes vis tiek originalas šviečia geriau negu Taivanis ar ten koks. Taip pat arkos ir priekinis buferis pilnas ir bus ogytė. Ir taip pat grįžta dar vienas projektėlis, kurio laukiame už 10 minučių. Taip kad neišjunkit, žiūrėkit ir pro šitos vartus įvažiuos dar vienas modelis. Kiema. Paskui BMW. Ai, prieš šitą. Paskui jį. Atsidurs neaišku kur. Atsidaro čia? Nelabai. Nedaryk iš anos pusės. Nes čia yra raikyta. Čia bus rautas tas. Kur tas mygtukas? Reikia imti rimtesnę techniką. Dega laidai. Kažkas negerai čia. Tai su Alfa yra taip, žodžiu, bandom kurt, bet nesikuria, tai atvažiavo savininkas ir bandom pakeisti akumuliatorių ir tada bandysim vėl. Stop! Taigi taip ir prabėgo visa mūsų savaitė, ties čia video ir baigsime. Ir dar noriu prieš galą parodyti, kaip daugmaž atrodys Harlis, nes dar biškį pasėdėjau šiandien iki vakaro ir man vaizdas patinka, pažiūrim ar patiks jums. Štai bus kažkas tokio, trumpas sparniukas prieki, trumpa dėžė gale ir bus ilgas duslintuvas. Tai apie Harley update'ai kitą savaitę, visos kitos mašinos irgi bus daromos kitą savaitę. Viską pamatysite naujame video, M6, taip pat Stelvio naujas, taip pat Challengeris, taip pat R32, viską, ką matėt, tęsime toliau visus darbus. Tai taip, kad iki pasimatymo kitą savaitę, tuo pačiu metu, šeštadienį arba sekmadienį ir iki.